Kai pavasaris įsibėgėja, Lietuvoje tradiciškai atgyja ir poezija. Tarptautinis festivalis Poezijos pavasaris, jau daugelį metų keliaujantis per Lietuvą ir pasaulio lietuvių bendruomenės, šįkart pakvietė susitikti Tytuvėnuose ir Kelmėje. Tytuvėnų piligrimų centre skambėjo skirtingi poetiniai balsai, tačiau visus juos jungia bendras jausmas. Tai gyvas žodis ir artumas klausytojai. Savo kūrybą dalijosi talentingi poetai Albinas Galinis, Ieva Toleikytė, Eglė Murauskaitė, Vaiva Grainytė ir Agnė Žagrakalytė. Greta svečių skambėjo ir mūsų krašto autorių Onos Jautakės bei Viktoro Gulbino eilės. Tytuvėnuose poezijos kūrėjus ir gerbėjus pasveikino seniūnas Viktoras Ruseckas. Vakarą vedė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Zenta Mačiulaitienė, o jai talkino poetė Agnė Žagrakalytė. Poezijos vakarą papildė aktoriaus ir bardo Mindaugo Ancevičiaus muzika. Dainos natūraliai įsiliejo į poezijos skambesį ir sukūrė ypatingą atmosferą. Vakare dalyviai atvyko į Kelmės Žemaitės viešąją biblioteką. Svečius ir dalyvius pasveikino Kelmės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Justina Zaleckienė. Ji pasidžiaugė, kad po daugelio metų poezijos pavasaris vėl sugrįžo į Kelmę. Vakaro pradžioje skambėjo mūsų krašto kūrėjų eilės, o vėliau savo kūrybą dalijosi svečiai. Dar vienas poezijos pavasario vakaras priminė: poezija gyvena ten, kur žmonės susitinka klausytis, jausti ir būti kartu. O lietaus miškai kvepia, o mirties šviesa gieda paukštis